Tarkime, norite užsiimti prekybą. Juk tai labai paprasta. Tai reikia pigiai nupirkti prekę ir ją parduoti brangiau. Tačiau yra keletas bet. Kur prekę pigiai nupirkti? Iš kur gauti pinigus tai prekiai pirkti? Ir jei pirmus 2 dalykus įgyvendinate, dabar turėsite dar vieną problemą. Neparduota prekė kiekvieną dieną praras vertę. O jeigu nereikėtų sukti galvos, kur prekę pigiai nupirkti, nereikėtų investuoti perkant prekę ir nereikėtų jaudintis, jei nesiseka parduoti, galėtumėte rūpintis tik pardavimais. Mes turime sprendimą, tai interduos.com. Tinklapyje rasite viską, ko galima prekiauti. Prie visų prekių rasite užsidirbk sumą. Kokia tai suma? Už ką? Jums tai reikia rasti pirkėją tam skelbimui. Pirkėjai nupirkus prekę, ta suma atitenka jums. Viskas labai paprasta. Pavyzdys. Turime televizorių, kurio kaina 2000 litų ir uždarbis nuo jo 200 litų. Pasiūlote šį televizorių kaimynui, draugui ar tiesiog patalpinate skelbimą internete. Čia Tomas. Jis susidomėjęs televizoriumi ir ketina jį pirkti. Siunčiame jį pas pardavėją. Tomas nupirko televizorių. Jūsų piniginės turinys padidėjo 200 litų. Kas yra interduos? Išvertus iš lotynų kalbos, šis žodis reiškia tarp 2 žmonių. Šiuo atveju tarp pardavėjo ir pirkėjo.